Pavasarį daugelis pradeda galvoti ne tik apie šylančius orus ar atostogas. Kartu su šylančia gamta jiems rūpi ir aplinkos bei miško tvarkymo darbai. Liaudės išmintis byloja, kad nepjauk šakos, ant kurios sėdi, pjauk ją iš apačios. Po medžių genėjimo neretai kyla iššūkis, ką daryti su šakomis. Tai efektyviai ir greitai galite išspręsti šio šakų smulkintuvo pagalba. Jeigu jums reikia grandininio pjūklo, turime pasiūlyti jums ne tik benzininį, bet ir akumuliatorinį, kuris dirba tyliau, bet taip pat efektyviai. Malkų skaldymas atima ne tik daug laiko, bet ir jėgų. Jeigu norite tai padaryti efektyviau, tam naudokite malkų skaldyklę. Jeigu norite dirbti ten, kur nėra elektros, į pagalbą pasiimkite generatorių. Visą šią ir dar daugiau aplinkos tvarkymo technikos jūs galite išsinuomoti Kramo. Na, o jei reikia patarimo, visada esame pasiruošę jums padėti. Kreipkitės.